Paskutinė mašinikė, jai aukcionė, Miami Nord, tai yra Q7, 3 litrų variklis, atsiprašau, šitai yra 2 litrų variklis. Premium komplektacija, balandžio 2 bus aukcionas, 110 000 mylių, o tokia auksinė spalvikė, turi neblogai pakrautų opcijų, 360 kamera, parktronikai, distronikas, šildomas, šaldomas sėdynės. Pasižiūrėkit, galite loto numeriuką, kaip minėjau, balandžio 2 dieną aukcionas, pabraižymų šiokių tokių turi ant sparno kosmetinių. Mašina nesikūrė, rašo, kad jinai stationary. Kodėl nesikūrė, sunku pasakyti. Bose aparatūra, šviesų salonas. Kaip minėjau, ventiliuojamos sėdynės, šildomos sėdynės, ekranas, viskas čia atrodo tvarkoja. Panorama sveika, čia irgi reikia tik tai išsivalyti, trūksta lipduko ant vairo, ne lipduko, mygtukų. Galas turi užuolaidėlės, 7 vietų. Iš tos pusės atrodo viskas neblogai. Galinė dalis irgi šiek tiek pažeista, bamperis. Subraižytas, čia subraižyta, turi kablį, kas labai patogu. Galinės ir sparnas šiek tiek kliutytas. O pagrindinis mušimas yra abidvi duris, bet kaip matėt, pagalvės yra abidvi sveikos. Duris pasistumusios irgi nėra. Čia šiek tiek yra. Na, čia viskas tvarkoja iš tikrųjų. Jis eina prieit pažiūrėti, nes kadangi išklijuot. Čia toliau diskas tvarkingas. Čia viskas irgi atrodo, yra tvarkoj. Kiek eina palysti, pasižiūrėti, aišku. Kol kas statymo jokio nėra pastatytų už ją, kaip minėjau, balandžio 2 aukcionas. Trūksta kalių plasmasė, va čia irgi ant priekinio bamperio. Jeigu kam įdomu, susisiekit ir padėsim nupirkti bei parvežti.